Labas rytas. Pradarysiu langus, nes kažkas remontuoja ten apačioj. Nu ką, labas rytas, hebrytė. Šypsena, va tokia. Atsikėliau su jūsų komentarais. Per naktį sulaukiau 1000 peržiūrų ir galva bus kokie 100 spam, 200. Ir žiauriai, buvau patenkinta ir išsišiepusi iš ausų. Iki ausų dar atsikėliau. Kažką, žinot, kai galvoju, kažką reikia patikrinti, tokio exciting. Bet kažkaip pamiršau ir taip akis greit atsivėriau, video pažiūrėsiu ir, wow, nerealiai, žinokit, mane nustebinot, nuteikėt labai gerai šiai dienai, tai va, iš karto noriu filmuoti. Ačiū dar kartą visiems. Tikrai nesitikėjau. Absoliučiai. Dar reikia suvirškinti. Tai ką, atsikėliau, susirašiau greitai. Geriu savo Bulletproof Coffee. Tai jo, šiek tiek pradėsiu apie savo gydymo periodą, savo žarnų šnekėti. Tai pirma užuomina, kad geriu Bulletproof Coffee ryte. Bulletproof Coffee yra kava su sviestu ir su MCT aliejum, tai dažniausiai kokosų aliejų deda, bet aš tiesiog jo kažkaip neturiu ir dedu tik sviestą. Dažniausiai G sviestą, žinot, tas klarifikuotas sviestas, kuris yra labai geras kepimui ir šiaip geras vartoti. Bet nežinau, šiandien norėjau tavo paprasto tiesiog sviesto. Tai įsidedat šaukštelį sviesto į puodelį ir užpilat į kavą. Tada aš išmiksuoju su ta šluotele tiesiog, kur putas daryti, kad susigertų, kad susimaišytų geriau, nes vis tiek riebalas su skysčiu ne taip gerai susilieja, tai vat. Bulletproof Coffee, kodėl aš ją geriu? Aš esu dabar, jau 3 mėnesis eina, keto režime. Aš nedarau keto dietos, aš darau dar labiau, kaip čia pasakyti, strict dietą. Nežinau, nuo ko pradėti, sunku šnekėti, nes tai yra tikrai labai neįprasta dieta, kurios galvojau imtis. Žinau, aš girdėjau apie ją, bet tikrai niekada gyvenime negalvojau imtis, bet vienu metu, kai pas mane krizių su pilvu buvo ant tiek daug ir aš atsikeldavau su nėščiosios pilvu, aš tiesiog ieškojau solutionų ir žiūrėjau vieną video, antrą video, visokie protokolai su žolelėm, su be cukriais, su be gluteno, žinokit, aš bandžiau visas įmanomas pasaulyje dietas. Bet ne tas durnas tiesiog, kad čia valgysi ten tik ryžius ar whatever, ten išgysi. Ne. Aš dariau FODMAP režimą. FODMAP režimas tai yra labai naudingas išpūstą pilvą turintiems žmonėm. Pilvo pūtimą turintiems žmonėm, tai čia pasidomėkit FODMAP, nežinau ar lietuviškai tai, bet jeigu įdomu, parašykit, pakomentuosiu. Man buvo nustatę, aš buvau pas labai daug astrologų, jau gal pas 15 skirtingų čia Marselyje, Prancūzijoje, ir ėjau pas kelis Lietuvoje, ir jau Žarną, ir per čia, ir tenais. Dariausi begalę tyrimų, kol man nepasakė vieną dieną mano daktarė, jau pas kurią kelis kartus variau, iš eilės ta gastroantropologija, nežinau kaip lietuviškai. Ir tiesiog man pasakė, panelė, jūs turite IBS, tai yra dirgliosios žarnos sindromą, ir tiesiog turite žiūrėti, ką valgote visą gyvenimą. Na, aš grįžau namo, tada prisimenu, valgiau visiškai be cukraus, valgiau daug daržovių, viriau tas daržovės, kad nebūtų, nes žalios daržovės yra labai sunkiai virškinami dalykai.
Ir jo, ir žinokit, aš atsikeldavau vis su didesniu pilvu. Kol vieną dieną aš pas ją nuėjau, sakau, daktarė, sakau, aš nesutinku, kad aš gyvenime tokia visą laiką būčiau. Sakau, darykit ką nors. Nu ir sako, pasidarom tokį SIBO testą. Galvoju, o dieve, aš tiek skaičiau apie pilvą, skrandį, žarnas, whatever. Kas tas SIBO? Tai SIBO yra Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Tai greit paaiškinu, bakterijos mūsų organizme kaupiasi storoje žarnoje, kur ten krešina mūsų visus maisto likučius. Pas žmonės, kurie turi SIBO, bakterijos gyvena plonoje, taipogi žarnoje. Ir tai yra labai blogai, nes maistas atkeliavęs į plonąją žarną tiesiog pradeda anksčiau jį, kaip čia pasakyti, virškinti, skaidyti ir panašiai, dėl to ir yra tas išpūstas pilvas ir tai yra tokia tragiška diagnozė, žinokit. Tai nėra taip, kad ten tu mirsi ar ten vėžys ar panašiai, ne. Bet tai yra taip sunku išgydyti, mergos, nu, jūs net nesivaizduojat, kiek aš dalykų bandžiau. Tai dar plačiau irgi papasakosiu, jeigu kam įdomu apie tą SIBO ir ką aš galvojau, kas man yra ir kiek dalykų bandžiau. Bet irgi su laiku, tai žiūrėjau vieną protokolą, čia buvau Šri Lankoje ne per seniausiai, ir buvo viena moterytė, aš ir antibiotikų kursą esu perėjus special šitam dalykui. Nu, ir buvo tokia moterytė YouTube, kuri pasakoja apie natūralių, yra tokie natūralūs antibiotikai iš žolelių, tai pasakoja apie tą protokolą, ten kiek mėnesių daryti. Nu, ir aš žiūriu komentarus apačioj ir žmonės rašo, carnivore diet mane išgydė, carnivore diet padarė man stebuklus, carnivore diet man sugrįžino gyvenimą, carnivore. Ir aš ble, nu gerai, pasižiūrėsiu, kas tas carnivore, nes žinokit, aš nebegalėjau tiesiog gyventi. Ką man suteikė tas išpūstas pilvas, tai suteikė absoliučiai didelį kompleksą gyventi, kur aš negalėdavau nueiti kažkur toliau negu tūlikas, kad būtų. Visą laiką šlapius servetėlės tašyti, kad jeigu ką, jeigu prireiktų. Raugėti norisi, o man, ta prasme, nu, įsivaizduokit, panas, kai jums, va, tarkim, būna, o, čia svariukas, kai aš pati pilvą, tai jūs įsivaizduokit šitą pilvą kiekvieną dieną, jūsų draugą, patį geriausią. Ir jo, gyvenimo kokybė tiesiog jos nebėra, nes tu pastoji galvoji, kaip čia, nu, tarkim, nueini į deitą, kaip čia neatsiraugėt, kaip čia į tūliką nenueiti, ar ten, žinai, kito dalyko nepadaryti. Ir tiesiog tai yra nepatogu, tu nepatogiai sėdi, tu negali net džinsų, tu žiūri liemenį, tam tikrą džinsų, tam, kad nespaustų tos vietos, būtent kur tau, nu, ten nemalonu, apučiu ar panašiai. Tai va, galvoju, let it be, aš pabandysiu carnivore diet. Man nuo antros dienos, kai atsikėliau nuo carnivore diet, man nebepučia pilvo, panos, aš tiesiog atradau gyvenimą iš naujo ir panos vaikinai, sorry, žinau, kad daug vaikinai žiūri. Aš atradau gyvenimą, aš pirmą mėnesį turėjau begalę situacijų, kur norėjau tiesiog verkti. Na, pavyzdžiui, nežinau, nuvariau su draugu į kiną, atsidėjau visą filmą ar gale kino, jis pasibaigė ir aš tiesiog norėjau verkti, net dabar žinokit, graudinuosi. Žinau, kad supras tik tie, kurie turi šitą problemą. Aš tiesiog norėjau verkti, nes aš prasidėjau filmą, nepagalvojus nė karto, kad aš noriu į tualetą, ar kad man pučia pilvą, ar kaip čia neatsiraugėt, ar kaip man skauda tiesiog tą pilvą, ar kaip man nepatogu, ar kokią pozą atsisėst. Aš žiūrėjau visą filmą, susikaupusiu filmu ir man buvo taip gera. Kitas pavyzdys, aš nuėjau pas savo buhalterį, pas mano buhalterį mylimiausia, pas kurį yra, žinot, tie kabinetai, kur tyla spengia tiesiog. Ir kiekvienas gurktelimas pilvo, ar kiekvienas atsiraugimas, ar ten kažkas kitokio, skamba tiesiog. Ir kai tu sėdi šalia jo ir dar tokie parkai yra dėl to garso sklindinančios, ar kad pilvas nesugurgėtų ar panašiai. Ir dar labiau tą pilvą tau pučia ir yra tokia tragedija.
Ir čia mokėjom mokesčius, atvariau pas buhalterį, irgi prasidėjau, praplėpėjom. 3 valandas tik prasidėjau pas jį, norėdama išbėgti, nes tiesiog pilvui buvo viskas gerai. Tai jo. Tai apie šitą Carnivore Diet paaiškinsiu šiek tiek vėliau, kad neprasitęstų. 10 minučių, oh my god! Kai neprasitęstų šitas video. Aš žinau, kad bus labai daug judgmento iš vegans, kurie daro tai tiesiog dėl gyvūnų pačių, net dėl sveikatos kažkokių įstikinimų ar panašiai. Aš nežinau, ką jums pasakyti, bet aš išgyvenu naują gyvenimą ir tiesiog man nieko nėra brangiau negu mano sveikata. Tai va. Tai Carnivore Diet iš esmės yra tik proteino ir riebalo valgymas, be jokių daržovių, vaisių, pieno produktų, šiaip kai kurie vartoja, man jie netinka. Tai tiek. Pranešu kol kas tokią įžangą, o plačiau papasakosiu vėliau. Jeigu įdomu, rašykite. Tai va, tai geriu tą Bulletproof Coffee, grįžtant prie to, kodėl sviestas, nes tai yra riebalas ir tai yra labai labai didelis energijos šaltinis. Kai tu darai Carnivore Diet, tavo kūnas yra ketogeniniai būsenoj. Dabar iš lietuvių sunku ką versti. Ta būsena yra ta, kad kai tavo kūnas pradeda energiją gaminti iš riebalo, tai jisai pirmą valgo tavo riebalą, po to jau ten ką tu jam duodi. Tai dėl to šita dieta yra labai paplitus svorio metimui ir labai begalė daug, čia aš apie savo tik pilvą pašnekėjau, bet tai gydo artritą, egzemą, obese people, svorio metimui, žodžiu, tai yra daug dalykų. Bet šitą dietą, aš kaip sakau, last chance dieta, nes jos tikrai nepasakysi gyvenimą. Paimkime ir valgykime tik mėsą. Nes aš myliu daržovės, myliu vaisius ir planuoju prie jų grįžti, bet palaipsniui. Tai man šitą dietą tokia kaip ir eliminavimo. Aš ją nusistačiau daryti 3 mėnesiam. Ir po 3 mėnesių aš integruosiu po biškį produktus, kurie man tiesiog tinka. Tai va. Tai Bulletproof Coffee duoda labai daug energijos ryte ir energijos pastovios, nes cukrus, tarkim, ar ten ką valgot ryte ar duonos visokios ir panašiai, jums tiesiog cukraus, tą gliukozės lygį labai pakelia ir tada, kai jis krenta, todėl būna pavargę. O riebaliukas, tai tiesiog visą dieną, tai energija eina. Tai va tiek, 13 minučių. Ką susiruošiu, greit apsitvarkysiu. Šiandien turiu kirpėją 13 valandą. Pamiršau vakar ištraukti savo tam naujam bute paliktus ir skalbenkę buvau įjungus, pamiršau ištraukti patalinę ir tos indus, tai reiks greit nubėgti, tada pas kirpėją. Ir nežinau, žiūrėsim, daug planų kažkokių neturiu suplanavus, reikės padirbti šiek tiek ir jau po to improvizuosim. Tai va, hebrytė, tiek daug prašnekėjau. Ačiū dar kartą už komentarus, žiauri fainai. Pamiršau parodyti, kaip atrodo, jau čia daug nugėriau. Tai, tiesiog tas putas suteikia tą šluotelę, kur putom daryti. Aišku, čia aš gal biškai daugiau sviesto įdėjau, nes man patinka. Gal jeigu mažiau dėtumėt, nebūtų tokia, bet atrodo, štai taip paragaukit, tikrai tiesiog įsidėkit šaukštelį. Kas ten jau su pienu labai kavą mėgsta, tai jums gal ir nepatiks. Bet jo. Taip. Jau išeidinėjau iš namų, bet norėjau jums parodyti va šitą dalykėlį. Čia turėjau testerį ir niekada neimdavau jo. Galvojau, tik ant nakties užsitepsiu, nes lips labai dieną. Bet žinokit, ta prasme, jeigu yra didelis pokas, aš ją tikrai nusipirksiu. Wow, labai minkština lūpas tiem, kuriems skilinėja ar tiesiog sausos laiko lūpos, tai žiūrėjau.
passer dans la journée lituanien. Ouais, dis-moi ce que tu veux dire en anglais. Non, je parle pas lituanien, moi. In English, please. What can I get for you? I would like to have 4 eggs. No, 6. 4. You asked for 6 eggs. I asked 4 eggs. The British guy. How are you, my friend? Where are you from, buddy? Hein? Ça va, Polo? Pour la télé lituanienne. Non, putain, fais pas la honte. Dis bonjour en lituanien. Bom dia. Tu mă mai ok. Labas. O muzeu bem, labas. 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 Taip, gerai. Labas. Kaip sekas? Pas trop près, pas trop près. Donc, 4 œufs, 4 eggs, please. Soft boy. Soft boy egg. Boiled eggs, yeah. Ką, pasistengsiu padirbti šiek tiek, nespėjau, žinokit, atsakiau ką tik jūsų komentarus ir išvirė man kiaušą, 4 kiaušus, dar laukiu sviestuko ir druskos. Labas dar kartelį. Nu ką, aš jau papusryčiau pietavau per brūkšnelį, nes kirpėjas man 1 valandą, tai taip kaip ir ankstyvi buvo pietus. Dar kartą norėjau pasidžiaugti jūsų komentarais. Iš tikrųjų supratau, kaip yra svarbu būti ne vienai. Pavyzdžiui, dėl hiperpigmentacijos gavau daug žinučių pakankamai ir privačių, ir Instagramą. Beje, pasakykit man Instagramą, va čia parašysiu, Fresh Lemon Drops. Ten keliu tokių labiau laisvalaikio savo dalykų. Galite ir ten man parašyti. Tai jo, ir supratau, ant kiek reiškia būti tiesiog apsupta, būti tiesiog ne vienai, nes, pavyzdžiui, dėl hiperpigmentacijos, tai nepažįstu šalia žmonių, kurie jie turi, ir tiesiog būna žmonės pasako, ūsai pas tave, ar nieko nesimato, ir vis laik, nu ir tokia jautiesi durnelė, atrodo, vos net tau nieko nėra, ar tiesiog turi ūsus ir gyvenk su jais, žinai. Tai va, tai jaustis ne vienai ir daug moterų tą išgyvena, tai nežinau, man yra kažkas, nu, tiesiog toks kaip atbudimas ir nesijauti toje durnelės vietoj. Ar tos, kuri negali nieko padaryti. Tai jo, daug gavau patarimų, išbandysiu ne visus, nes bijau labai prisižaisti, beleko nededu ant veido, tai matysim. Dar norėjau atsakyti klausimą greitai vieną, tai klausė viena panelė, kodėl pasirinkau Marselį, o ne Kanus ar Nicą, nes Marselis pavojingas miestas, labai ir panašiai, ir labai daug su to susiduriu, atvažiuodama į Lietuvą, pradeda nuo Uberio iki draugų, iki šeimos, Marselis, o Dieve, dar kaip tu čia gyva. Tai pasakysiu, Marselis yra antras pagal dydį, labai didelis yra miestas ir jame yra 1 milijonas gyventojų. Taip, kad tikrai nėra 1 milijonas žudikų, narkomanų ir panašiai. Marselis yra centrinėje dalis ir aplinkui yra tie šiauriniai rajonai, kurie yra pavojingi, kur parduoda narkotikus ir taip toliau, bet jie yra labai toli. Taip, kad tiek. Kitas dalykas, arabų kilmės žmonės, nešneku apie visus, myliu arabus, gyvenu Marakešė, dirbu Marakešė, myliu tikrai tuos žmonės, kurie yra tikrai nuoširdūs, geri ir neperkreipia savo religijos, bet esmė tame, kad yra labai daug kolonijinių šeimų ir kurie visiškai nedirba čionais ir sėdi ant Prancūzijos tų įstatymų, tų pašalpų. Ir iš tikrųjų tai yra labai didelė Prancūzijos problema ir iš tikrųjų Prancūzija kaip pati šalis, ne Marselis, o apskritai šalis, aš manau, kad jinai tikrai degraduoja, labai atsiprašau šitą žodį, bet daug kas sako Prancūzija, bet nėra čia tokia labai faina daugelio aspektų šalis. Kitų atžvilgių aš ją labai myliu. Tai palaukit, grįžtant prie šitų arabų kilmės žmonių, tai jų yra pakankamai daug, kurie nieko neveikia, nes valstybė tokias pripratino, nes čia gali tiesiog nieko neveikti, būti iš užsienio ir gyventi, tai nieko nedarant. Kuo daugiau dirbi, to daugiau moki mokesčių, vienu žodžiu. Tai va, tai jų yra pakankamai daug, bet ar pavojingesnis miestas negu kiti, tikrai neskaičiau, Lietuvoje ypač dabar labai saugu, bet žinokit, Europoje, ar tai būtų Barsa, ar tai būtų, nežinau, kažkokie tokie miestai, vis tiek tų įvairių tokių žmonių gan pavojingų yra. Man per 10 metų Marselėje nieko neatsitiko,
Marselis turi pliusų ir minusų, kodėl aš atskridau apskritai čianais, nes aš dirbau prieš tai Korsikoje ir sutikau ten savo buvusį, kuris tiesiog yra iš Marselio. Aš atvažiavau jo aplankyti, man čia nepatiko naktinis gyvenimas, nes anksčiau dirbau naktinį gyvenimą, todėl aš važiavau į Honkongą, kai buvau Honkongė, jisai atlėkė manęs aplankyti ir mes tenais pamatėme pirmąjį escape roomą savo gyvenime, kurie dar neegzistavo Prancūzijoje. Ir nusprendėme, kad, wow, geras yra gera mintis, kodėl netidarius to Marselyje. Ir mano svajonė buvo turėti savo kažkokį verslą ir tai buvo tiesiog proga, kurios nenorėjau praleisti. Tai aš atvažiavau į Marselį ir mes atidarėme pirmą savo escape roomą, kuris tiesiog sprogo. Ir sprogos turiuomenyje labai daug klientų buvo, labai daug darbo, labai išmokau prancūzų kalbą, bendrauti su žmonėm ir tai man labai padėjo, todėl Marselį prisipratinau, kaip ir tapo mano tas miestas. Minusai, nešvarus miestas ir, kaip ir sakau, daug arabų kilmės, tų nieko neveikiančių žmonių. Ir jo, toks labai farniente miestas, bet paklausykit manęs ir labai jauniems žmonėms, ypač tai sakau, kad yra dabar su social media toks dalykas, kad mes norime tokių dalykų iš karto greitai ir dabar noriu būti turtingas, noriu būti milijardierius, kaip teitas, noriu tiesiog viską turėti. Taip nevyksta, vyksta labai retais atvejais, kai pasiseka, tarkim, man pasisekė, bet ta sėkmė nesitęsia visą laiką. Covidas, visi kiti dalykai tą tiesiog nutraukė, tą bumą su escape room ir panašiai. Tai nieko iš karto nebūna. Ir žmonės, kurie varo į miestus, tarkim, mano svajonių miestas New Yorkas, ar mano svajonių miestas Londonas, ir kurie varo į tą Londoną ir tiesiog skaičiuoja tas kapeikytės, kad išsamoti kažkokį kambariuką ir gyvena lievai. Jeigu tavo noras yra žymiai didesnis gyventi tą miestą ir tai tau teikia belę kokį malonumą, tu esi labai geroje nuotaikoje ir tai yra nerealu, tai varykit. Bet jeigu jūs varote į tokius miestus, kurie jums patinka, bet šalia jūs zyzėt, kad gyvenat 12 kvadratų butuke, kad ten turit ką valgyti, nes mokat už nuomą. Ne, tiesiog to nedarom. O pradedam nuo kažkokių kitokių miestų, ar vietų, ar šalių, ar rajonų, nežinau, kur jums tiesiog sekasi, ar kurti verslą, ar dirbti savo mylimą darbą ir viskas step by step. Dar viena naujiena, apie kurią pašnekėsiu vėliau, ne naujiena, tiesiog mano mintis, aš nenoriu Marselį gyventi. Visą gyvenimą man Marselis davė iš viso kol kas 3 verslus, 2 butus, žmonės, kuriuos mylėjau ir draugystės. Tai davė man labai daug, nes mano tiesiog buvo šiuo metu tuo laiku ši vieta. Ir tiek, ir viskas, aš pasisėmiau iš jos, ko norėjau ir norėčiau kažkur kitur persikrustyti. Apie tai pašnekėsim kitą kartą. Tai va, tai dėl to Marselis. Dar kitas dalykas, kai gyvenate toj vietoje, kur galite daryti, ką norite ir kas jums patinka, jūs turite daugiau ir lėšų, tarkim, atliekamų keliauti, pamatyti kitus miestus, šalis. Aš keliauju labai daug. Ir tiesiog būkite to vietoje, kuri suteikia jums galimybę gyventi gerai. Džiaukitės tuo, Marselis yra šiaip gražus miestas, jeigu jį tikrai pažįsti ir žinai, kur keliauti. Šalia Marselio 15 minučių 20-30 valandos atstumu yra tokių nerealių vietų, jūs net neįsivaizduojat. Tiesiog rojaus kampelių, kuriuos kartais jums parodydavau. Tai va, tai tiek, viskas toks cintarpas, nežinau kokio ilgumo šitas vlogas gausis, tai viskas atvariau puskirpė. Labas, hebrytė. Nu, nerealiai man padaro tenais plaukus. Wow! Tai pasidariau botokso procedūrą, labai bijojau, nenorėjau, kad man plaukų sugadintų, bet sakė, lyg tai visokių botoksų yra. Tai šiek tiek pašviesino, kažkokį toną uždėjo, nedažiau, bet nežinau, kažkoks produktas, aš taip retai kirpyklą eidavau, kad jo, nu labai man gražu, negaliu. Tu vas recommencer le vlog, tu veux faire... Déjà la okay. Alors, le taf?
Na ką, atlygiau pas draugą. Džia, salut. Salut! Sako, pafilmuok mane, pristatyk panom. Susirasiu bent jau paną, jis labai ieško lietuvės panos. Šiaip ne lietuvės, apskritai panos. Ai, neparodys mašinas, tai vaikų kolekcionuoja mašinas. Tai parodys dabar naujas. Vidu ta mama? Trop belle. C'est pas la même que... Ah ouais. Ah ouais. Trop beau. 4 places pour les enfants. Ok. C'est pour ta future femme? Pour ma future femme. It's for your future wife? Yes. Lithuanian one? Maybe. Nežinojau, bet dar trečia yra. O, geras. Reiks pasiklausinėti kažką. Wow. Eik tu savo. O. Čia pasišnikštinėjus visko galima rasti. Mano draugas kartingais važinėjo. Kai buvo jaunas, jaunesnis. Nežinojau, kad tiek trofėjų. Geras. Eik tu savo, ką graži. Ah, c'est trop beau. Et du coup, vous allez rien faire sur celle-là. Elle est toute neuve. C'est une voiture de rallye de mon père de 1974. Il a gagné des rallyes avec. 3 modèles. Ouais. Les 3 modèles, on les a. Et il y a moins de 1000 voitures dans le monde de ça, là. Les 3 voitures, il y en a moins de 1000. C'est énorme, attends. Labas rytas. Na ką, jau yra 3 diena, kaip filmuoju. Šiaip pakankamai ilgai, aišku, darysiu pertraukas, bet dabar taip visi komentarai mane įkvepia, kad norisi filmuoti ir filmuoti. Tai norėjau užbaigti vakar dienos video, šiaip nežinau, kokio ilgio jis gausis, žiūri, atrodo ilgas. Bet, jo, tai vakare nebuvau pas savo vieną iš geriausių draugų čia, Marcelį. Tai juokiamės labai, nes jis laisvas yra jau labai ilgą laiką. Sako, surask man paną. Tai. Tai va, fainai pasidėjom, pakalbėjom, jisai labai man daug apie verslus patarė ir toksai iš draugų žinot, kur rieš ir nežiūrės, ar tau skauda ar neskauda. Turiu omeny, kad tikrai tiesą pasako bent jau tokių svarbių dalykų atžvilgių. Tai pavakarieniavom, grįžau, buvau gan pavargus, tai tiesiog į lovą pažiūrėjau Bridgerton, dar vieną seriją, pusę tiksliau ir užmigau. Tai tiek, noriu čia baigti vlogą ir tada pradėsiu kitą vlogą. Niekada dar to nedariau, šiaip nes laiką užbaigiu ir tada kitą dieną pradedu kitą, bet tiesiog norėjau atsisveikinti šitam antram vlogę.